Labas, mano vardas yra Simas ir praeitų metų lapkričio mėnesį aš ir mano du draugai Svajūnas ir Haroldas nusipirkome lėktuvo bilietus iš Varšuvos į Delį, Indiją. Kelionės tikslas labai paprastas – patirti kuo daugiau nuotykių. Visus šitos nuotykius pasistengiu apamžinti video formatu ir norėčiau jais pasidalinti su tavimi, mielas žiūrove. Tai per daug nedaug žodžiausių, gero žiūrėjimo. Nu ką, Indija, pagaliau, sakom labas vyrai. Ką ir sakyk labas. Indija, pirmas video. Kur judam? Ką, 20 valandų kelionė, pagaliau Delis. Vyrai skuba, taksą medžioja. Simas nori šikti ir nori pamiegoti. Kaip dalinsimės parašą? Tai mes jums pamarskomu, kuris pirmas parašo. Tai žinai, kad visur kibira yra, tai kažkas į kibirą. Tusovkė. Klavė. Pusė 9 ryto. Dar nemiegojom. Hello. Hey. Va, Hebra džiovina savo apatinius, trusikus, visokius džanką. Ir mes kartu valgysim pusryčius. Ne, čia valgysim. Aš norėjau su vaizdu, blemba. Ir su triusikais. Karočiai yra dėla. Bičiai nemiegoja, nieko nedarė, tik pusrytėlius pavalgė. Išvaro Delį eksplorint. Kiek procentų jūsų batarkė? Kiek iš feiso matosi tiek? Mano batarkė yra dabar apie 100 procentų. Nežinau, ar iki vakaro nereiks. Nebus kur pasikrauti. Aš dar 8 paras laikom. Давай, judam. Давай. Ну давай. Tie kamera neperduoda to tokia, žinai, manevrų. Ne. Šiaip, tai gražiai atrodo. Jo, gražiai. Yra tie ledai kulfi, žinai. Jo. Tai va tu nenori. Kulfi. Aš gal kulšės labiau norėčiau. Good morning. Pirmas čajus į sveikatą. Kar į sveikatą. Šitas biškai kitoks, ne? Blemba geras. Man kaip tik, kai cukrus krenta, labai super, nes yra cukraus bomba. Čia daro riešutą, kuris yra labai populiarus Azijoje. Stimulantas, kas jisai? Thank you, sir. So, tokį padaro lauknešėlį, kurį įsidedi burną ir kramtai. Svaikas žvengia. Laukia, jeigu parnešti reikės, tai vienas liks. Labai saldu ir labai gėlių skonis. Kvapas toksai. Bachūrai fiksuoja ir įamžina labai svarbų momentą. Pirmą kartą sutiktas beždžionės Indijoje. Svajūnui šiandien labai svarbi diena. Jisai fiksuoja žiurkės. Ką tik neatsigavęs po makako experience, jisai jau turi galimybę filmuoti žiurkių antplūdį Delyje. Labai svarbus momentas. Svaika, tai jas pašerka nors.
šventos, jos skaitos. Negalim. Sakyk, ar verčiau bananą duotum žiurkiai ar beždžioniai? Batai nelaimingi po tokius dalykus vaikštant. Ką tik vos prasilenkiam su karve. Tai pavaikštam pas Spice Marketą ir ieškom nuotykių. Spėkit, kas atvarė Idėlį vaikščiot po purvynų su baltais batais. Spice Kingas. Ten tikras Spice Kingas nuėjo, žiūrėk. 3 cielus maišus ant galvos nešas. Sveiki gyvi. Vasario 2 dieną. Sėdim spūstyje naujajam Delhi. Varom į Redfortą, bet jau teko pakeisti kelią, bet ir tai nenuvarom. Taksistas labai ramus, 5 žvaigždutės, nieko per daug nekalpa, neprisproto. Kiaušų neliečiai. Ne, kiaušų neliečiai labai. Jaicai laimingi. Jaicai sako žaibys, nepriekabiauja niekas, tai... Nežinom be Hario, nes prieki sėdi. Nu, Ramus. Haris keltų balsą, jeigu... Gyvatuką gali papirmuoti. Daug gyvatuką, žiūrėk. Kobra, Čermeris, Haris. Šiaip oro temperatūra buvo pranašauta 19 laipsnių, bet įtariu, kad bus daugiau, nes yra ganėtinai saulėta. Šiandien planuojame aplankyti ką? Redfortą. Kokią kitą destinaciją ten ta? Aškadramas. Kur galimai turėtų būti kažkoks tai lazerių šou vakare. Nežinau, palauksim, pažiūrėsim, jeigu dagyvensim, gal pamatysim. Atvykome į Redfortą, 2 diena Delhi. Ir ką darom, tai susimokėjom 600 rupijų, kad įeitume į šitą Indijos grožybę. Delio grožybę, ne? Žiūrėk, biškį nepaėjo su patrankom. Sviedinys užstrigo abiem. Rodo gan įspūdingai šarti. Vyra minėjau faktus, kad originaliai Raudonasis fortas pradžiai buvo baltas. Tačiau pradėjus jam trupėti, jo medžiagoms statybiniams pradėjus trupėti, buvo nuspręsta, kad kristai nudažys jį raudonai. Ir nuo to laiko Raudonasis fortas tapo raudonas. Ir kas nustebino, tai kad su viskuo įleidžia, tačiau neleidžia neštis į vidų cigarečių. Tai visa dėžė pilna cigarečių išmestų prie įėjimo pakelį. O čia, kągi, turime tradicinį indišką marketą. Realiai viskas tas pats, kas gatvėje,
pardavinėjimas, tačiau brangiau. Nes čia yra Red Fortas ir turbūt čia jie gerokai daugiau mokas ir galėtų prekiauti čia. Biški turi strepą. Turi strepus, bet tai sakau, čia turbūt jie 5 kartus daugiau už tą patį sudarimą negu... Sakai, kad iš limestone. Jo, minėjau, kad limestone padarytas kalkakmenis. Ir štai, originalioji raudonojo forto spalva turėjo būti tokia balta. Kaip čia matote, yra nemažai pelėsio susikaupta. Ar kažkokia tai velnio. Įėjus į raudonąjį fortą, jo dydis yra gana įspūdingas. Turiu omeny, kad labai sunku įžiūrėti net kraštus, kur prasideda ir kur baigiasi šitas pastatų kompleksas. Neseniai buvo Indijoje nacionalinė diena, nacionalinė šventė, tai dar yra aplikę nemažai atributikos tos dienos. Indijoje šiukšlių turbūt nelabai išvengsi. Ir po pastarųjų renginių kažko yra likę stelažai, mėtasi šiukšlės visur po lauką. Iš tiesų naudota labai daug balto marmuro, kuris yra restauruojamas ir žmonėms čia dabar negalima vaikščioti. Matome darbuotojus, kurie šveičia ir apsauga neleidžia nieko paprastiems žmonėms per daug vaikščioti. Can I get a higher? Hello, Mr. Squirrel. Aš 8-9 duodu, kadangi nesigirdi didelio triukšmo, yra labai ramu, daug apsaugos, daug kareivių, nieks nelenda. Vieni buvo indai, kurie paprašė kartu fotkės, bet all good. Šiaip tai turistams, sakyčiau, tokia biški kaip oazė. Nesmirda, seniukai. Nesmirda. Šiukšlių neišvengsi, bet nesmirda, jo. Tiesa. Kas šiaip tipo juokinga, kad indai kiek turi susimokėti? 50 rupijų už tą patį experience, ką turistai turi 600 susimokėti. Tai blemba. Daug 11-12 kartų daugiau nei vietiniai. Davėm savo įvertinimą. Šiaip yra pagrindinis Minską. Kas istoriją mėgsta, tikrai atvarykit. Jo. Kas knygas mėgsta skaityti. Istorija ir architektūra, du dalykai, kas jam yra labai gražu. Kas to nemėgsta, geriau nevarykit. Bet šiaip Arba sakyčiau, nuo triukšmo pabėgti, jeigu norit, irgi galite. jo, jeigu triukšmas užkniso, tikrai verta investicija. Reikia pailsėti biškį nuo visko. Šiaip super objektas, bet jeigu skubat ar nedaug laiko turit, geriau nevarykit. Indijos raudonajam fortui, nuėjom Delį, sakom viso gero. Atvarėm į Aškadramą, praėjom pirmąją patikrą, tačiau yra problema viena. Kad patekti į šitą pastatą, į šitą pasų kompleksą, mes negalim neštis jokių telefonų, jokios elektronikos, ko dar negalim neštis. Duoda įsinešti, ne? Palikti. Kas tavo, tas tavo. Yra nemažai apsaugos. Gali neštis. Babkių. Nes norės, kad išleistum. O ten yra iš kur išleis babkės? Nu, ant to turo tokio, ne turo, tokios prezentacijos leisti. Ir kiek jinai trunka? Ir negali į šventyklą su batais, jei turėsi palikti batus.
One eternity later. Ką, pabuvom šitam nuostabiam dalyke. Aš kadrame, kuriam neleidžiama įsinešti nei telefonų, nei jokios elektronikos, nieko realiai. Tai iš lauko tesimato keli stogai. Šiaip pats experience'as tikrai įdomus apie šitą žymųjį jų guru. Lemba, kokia jo pavardė buvo? Kokia pavardė šito guru? Baharat Samir Benjamin Button. Benjamin Button. Tai Benjamin Button paminklas labai patiko, šventykla. Teatras, spektakliai, robotų spektakliai ir istorija pasakojama apie šitą vyriškį nušvitusi. Tai sakyčiau, experience'as geras. Sveika, tu gali rekolinti šitą neimą. Ararat. Šitas Benjamin Button ir Ararat. Šventovė. Labai retas įvykis. Haroldas dirba tuktuko vairuotoju. Baltas narzo juodo. Sako, viskas, nelenkite. Varom, likiniaujam, tipo. Tas viskas, ne, užtenka, viskas, nebereikia, tipo. Realiai užsidėjo dėlyje toks smogas ir jaučias labai stiprus kvapas. Kaip kvepia bachūrai? Paaiškinkit savo. Kaip dūmai, šiukšlės, nežinau kas dar čia toks. Kažkoks priplėkęs kvapas ir ką čia rodo mums? Prasta oro kokybė, 200 PM8 kažkas tai matavimo vienetai. Šiaip važiuojam per upę ir nelabai kas matos. Mato ten tolumoj pastatai ir viskas tokiu pilku vieno gal labai spalvos rūkas pasidengia, kurį galima užuosti. Prasiveržia. Judam, galbūt kažkaip nelegaliai, mes visi čia karaliai, todėl čia viskas normaliai, trumputis vanilės ant šito pokerio stalo, ant repo pokerio stalo, jeigu kas nesuprato. Tu žodžiu kaip dušą rašo lupo odamantas, tu negali man nieko draus, tu mane tėvas, tu negali man Žestas, važiavom toliau. tu tau nevergas, tu nesakyk, Alio. aš nesakysiu, kur tau eiti, tu nesakyk, ką man daryti, aš nesakysiu, kur tau eiti. Dabar policija praleidžia eismą, tačiau policininkas išeis į vidurį gatvės ir pradės įstabdyti, kad kiti galėtų ją įvažiuoti. Tai jo, eismas chaotiškas tikrai šį vakarą. O, prieš eismą varom, pajechali. Buvom kur negali, bilas šventovės traukant sprokstančią kortą. Šaldom aukso taleriais, metam per bortą. Sako, masėm kokybės nereikia, reikia kainos. Besmegeniam tegul lieka besmegenių dainos. Prasta žodžiais kiti paprasti. Tai kad tu klausai, tas tu ir esi. Zaibys juda. Duosi arbatpinigai už tai. Jau tokia mintis buvo kilus. Mieste tamsu, dangui mėnulis nuo... Mūsų didžėjus Vaika. Ką serviruoja dabar? Tomuką į sindikatą. Tomas, oldtimerių gabalai.
Man atrodo, tądienį blogos nepadariau, su draugais į gimtadienį pas mamą nuėjau, tik nori tėti, nešokas dainuoju, šolė vartoja, lūdė timė, kokėlį, tai tarp jų misuoju. Jie yra tas išlikęs baltas žmogų, reikia aptarnauti gerai. Mes aplenkam greitąją, bet greitojais ir gal nemano ir mes aplenkam. Ką, Bachūras ką tik paleido, pats geriausias šiandienos taksistas. Tikrai vertas 5 žvaigždučių. Visas buvo Delhi Drift ir turbūt vienas geriausių šiandienos įspūdžių. Trip to Vilnius. Kažkas prisimena Vilniaus kelionės mūsų. Ragelis meta iškart. Iškart sako, žiūrėk, sako, su šitų velnių vėl judi. Vyrai perka dragon fruitą, taip tariama drakono vaisių. Reikia valgyti dragon fruitą. Paimi ir taip išraitoji. O tai jo nepjaustai kažkaip tai? Nieko čia nereikia pjaustyti, įmi ir lupi. Labai graži spalva. Labai graži spalva, jo, balta, blizganti, sodri su sėklom. Nu, ir kvapas tai labai skaniai. Čia smilkalų kvapas. Kvapo nėra. Biškį apsigavau. Nu ir va, ir... Balų. Toksai nėra, jis labai saulus. Nori. Jis toks be skonio. O tai jas turi būti kažkoks tai kitoks skonis jo? Ne, man prinokai žiauriai. Man ruošiamas kokosas. Retas Azijos delikatesas. Haris sakė, būtinai reikia šiandien šauti. Thank you, sir. Thank you. Nu ką, šio vakaro tricas, bachūrai, į sveikatą. You are a traveler? Are you a traveler? A little bit. Just a little bit. Mano kokosas jau irgi baigtas išgerti. Dabar ponas prapjauna ir duos mums paragauti visą kitą gerybių iš vidaus. Need practice. Yeah? Need practice, yeah. Yes. A čia yra kas nors valgoma iš vidaus? Jo, šitą. Naktinės Indijos balaganas aplink mūsų viešbutį. Kokią mėgsta indai muziką? Klausimas. O štai ir atsakymas. Techno. Ne techno, bet techno. Thank you for the stay, sir. All good? It was very nice. Tai ką, laukiam takso ir varysim į oro uostą ir varysim Varanasi. Rytas gan vėsus, vakar šilčiau buvo. Bet užsidėjau šortus, Svajūnas irgi su šortais, kadangi Varanasi turės būti pranašaujama iki 25 laipsnių šilumos. Rytinis straglas. Ieškom takso. Primiktinai atsisakė tarti su taksistu ir jisai pasikliauja appsu. Bet appso problema, kad neaišku, kur tas taksas. You want to go? Airport. Airport, go by metro. Mobile. He's running around. Neaišku, ar atvažiavo, ar kas. Yeah, in the center. Biški pirmin atgal. That's his right, find it. Nu nieko.
Dabar dar turim 2 valandas, 2,5 valandas iki mūsų lėktuvo, tai labai viliuosi, kad spėsim. Pagaliau sėdam, atradom savo taksą ir esam pakeliui į oro uostą. Bent pusvalandis kelio nuo didelio traukinių stoties panašiai. Pasiruošę interviu imsim iš degančių lavonų. Ne, šiaip tais jau ieškojomės bilietų į Mumbajų iš Varanasio ir yra biškai bloga situacija, nes bilietai labai brangus. Tai arba 100 euriukų bus, arba traukiniu gal kelionė. Biškai tokia crazy, bet įsivaizduoju, kad virš paros važiavimo būtų. Galima pasroviui tai iki Kalkutos daplauktum, ne į Mumbajų. Bet bus matyt. Vasario 3 dieną Kepra išvaro į Varanasį. Svajūnas nuotaikoj, Simas nuotaikoj. Aris nežinau, kažkur dingo. Žiūrim, ką turim. Sakom, lėktuvas biški patrešęs, bet kaip Indijai dar gal nieko. Sakyk, ėjau. Ne ėjo, skrido. Ant buksyrą. Jeigu pysmina lėktuvą tempia. Kasih. Oi. Labą dieną. Is any body parts? Yes, every time stone, roll and put in water. 24-hour burn body. Tiek prisipirkau karoliukų. Žvakutė išplaukia, toj padegs laivą.